Šiandieną paskutinė diena, sekmadienis Art Vilnius baigėsi, tai kas belieka, kai kitomis dienomis neapsilankai, reikia varyti paskutinę dieną. Dabar sekmadienis yra toks apniukęs ir šiek tiek lietingas, bet kada paroda vyksta viduje, tai jokio skirtumo, kas yra lauke. Taip atrodo trečioji salė Litexpo parodų rūmuose, kur vyksta Vilnius Art, modernaus meno mugė. Kiekvienais metais vykstantis renginys ir verta jame sudalyvauti. O jeigu kas galvojate, kad tai yra laiko švaistymas, tai aš sakau, kad jūs klystate, nes dalyvaudamas tu pamatai, kad fantazija yra beribė žmonių ir jie gali sugalvoti bet ką, gali sukurti bet ką, o tai yra labai gerai. Taip kad jeigu norit praplėsti savo fantazijų ribas ir pažiūrėti, kaip žmonės kuria, eikite į tokias parodas.
Loving art is art. Viskas turbūt, ką galima pasakyti apie šią parodą, ir šitas sakinys buvo parašytas kažkurioje ekspozicijoje, tai viskas ten labai gražu, daug ekspozicijų, vienos geriau suprantamos, kitos mažiau suprantamos, bet tai yra menas, ar tai yra... Vadinasi, tai turi būti žmonės, kurie ir žmonės tą darydami jaučiasi turbūt labai laimingi. Jei šiemet nesuspėjot, kitais metais vėl galite apsilankyti, tikrai turėtų būti. Galite lankytis ne tik Lietuvoje. Daug kur vyksta tokios parodos, taip kad jei patinka, varykit ir suprasit, kokia yra begalinė žmonių fantazija ir ką jie gali sukurti, tai yra jėga. Ir jeigu galvojat, kad tokie dalykai yra nesąmonė, tai jūs galite taip mąstyti, bet turbūt galima apie kiekvieną dalyką taip pat pagalvoti, galbūt net ir tos pačius tą pačią Apple produkciją buvo kažkada galima vadinti nesąmonė, nes kažkas ėjo prieš srovę ir darė taip, kaip jie norėjo ir kaip atrodė bus gerai. Kaip ir elementarus spinneris turėtų būti visiška nesąmonė, bet kažkodėl jis yra ant bangos, taip kad viskas su menais yra okei. Tokios parodos puikiai tinka tiems, kurie bijo arba nenori kažko imtis, nes galvoja, kad šūdas niekas nesigaus. O kai kas ima, daro ir tą parduoda už labai brangiai. Taip kad mažiau miegokit, daugiau durniuokit ir darykit visokias nesąmonės, kurios atrodo gražiai.